Sveiki, prie šito Čmilytės senelio tanko, nuo kurio nupjautas vamzdis, esu antrą kartą. Bet dabar vietoj vamzdžio išdygo stiebas. Pažiūrėkit, kokios čia graži vėliava. O pirmas pasaulį gėjų paradą ir tą vėliavą iškėlė, suorganizavo Leninas Piterį, Leningrade. O dabar vadina, kad čia Emšteino vaikai. Ten salos, ten kur tvirkino vaikus. Jau juos pervadino tuos homoseksualus kitaip jau dabar. Emšteino vaikais vadina. Tai va šitie ir gina laisvą Emšteino žodį. Jie kovoja, kad tik būtų korupcija, kad neskaidriai pinigus naudotų, kad daugiau milijonų skirtų ir kur norėtų ten dėtų savus darbintų, be viešų konkursų eikvotų. Štai va tokia ir demokratija. Komunistinė gynė komunistus. Genderistinė arba emšteinistinė gina Emšteino, laisvą tą žodį, vaikų tvirkinimą. Gerbimieji, vat ir išlindo ausys. Iš kur čia dygsta šitas laisvas žodis?